Laba diena visiems, kurie mus šiandien įsijungė, pastebėti, pažiūrėti. Sveika, Eugenija. Labas, Dovilė. Kaip tu, matau, saulės spindulys tiesiai skrybėlė šviečia. Ačiū dar vis vasariškai nusiteikus, iš tikrųjų pokalbiai su tavim taip su lengvumu tokiu atėjau, gera nuotaika, noras pabendradarbiauti su tavim ir praleisti produktyviai mūsų laiką, tą, kurį turėsim. Taip, aš tikiu, kad tikrai mes turėsim produktyvų laiką. Dėl ko? Dėl to, kad šiandien iš tikrųjų tokią pirmą demo sesiją darysime. Tai keičiasi truputėlį šios laidos struktūra, tai apie ką tai bus? Tai bus apie vienos iš coachingo technikos ne tik demonstraciją, bet ir tokį gilesnį panagrinėjimą. Tai šiandien mes nagrinėsime 3 pozicijų techniką ir ją apriepsime ne tik tai pademonstruoti, jeigu būtų tokia užklausą, ar ne, ir šią techniką naudotume, bet kas tai per technika, kokia nauda yra jos ir kodėl ją reikia taikyti, kada reikia taikyti, ar ne, ir bet žmonės, kurie žiūrėtų, galbūt visi coacheriai, jiems tai būtų, manau, vertinga informacija ir tie, kurie nėra coacheriai, manau, gali rasti tų perliukų, kuriuos integravus į savo gyvenimą galima puikiai iš tam tikrų situacijų ir teikti. Tai kiek pati savo coachingo sesijose, Eugenija, naudoji 3 pozicijų techniką? Ar naudoji, ar nenaudoji? Pagal situaciją, jeigu jinai yra reikalinga kaip technika, būtent išeiti iš tam tikros situacijos, tai taip aš ją naudoju. Tai nėra tokia gal kiekvienos sesijos technika ir metodas, kurį panaudoju, bet taip naudoju ir jis yra labai veiksmingas. Ir kaip įdomi, jeigu aš pati save coachinu, tai labai mėgstu pastatyti save į tas 3 pozicijas, tiesiog užduodama klausimus, tada atsistodama į antrą poziciją, į trečią, mes daugiau pašnekėsim apie tai. Tai man pačiai šitą techniką labai patinka ir aš pastebiu, kad jinai yra labai naudinga. Ir dėl ko naudinga irgi mes aptarsim, manau, eigoje. Taip, pritariu. Jos nenaudosi kiekvieną kartą, nes šita technika, 3 pozicijas yra naudojama specifiniais atvejais, tai nėra kiekvienai užklausai tinkanti technika. Tai apie tai pakalbėsime ir ką pradėsim tuomet. Tai mes, kaip ir minėjom, tai yra 3 pozicijų technika. Ja realiai galima atlikti 2 būdais. Tai tarkim, jeigu vyksta sesija online, tai galima tiesiog kalbėti, įsivaizduoti, kad tu dabar esi ar ne. Bet jeigu vyksta sesija gyvai, tai galima naudoti limpančius spalvotus lapelius, juos įsidėti ant grindų, susirašyti visas pozicijas ir judėti erdvėje, ar ne, įlipant ant vieno laiptuko ir taip būnant toje pozicijoje, įlipant ant antrą ir vėl persikūnijant į kitą poziciją. Tai 2 tokie variantai, man labai patinka vizualiai ant grindų dėliotis, tai kartais jeigu ir online vedu, tai irgi paprašau, jeigu turi žmogus erdvės, išsidėlioti ar ne iš anksto, tiesiog perspėju, kad jeigu matau, kad tai bus tinkama technika, galbūt turėti priemonės ir tą panaudoju. Tai 3 pozicijas, tas per techniką. Tai kokios tos pozicijos? Tai pirmoji pozicija esu aš, ar ne, mano požiūrio kampas. Tai yra pozicija, kurioje žmogus atsiduria situaciją iš savo perspektyvos, ar ne? Ne kaimynas, ne mama, ne teta, esu aš, ne, kaip Dovilė, kaip žmogus. Ir iš šios pozicijos aš sprendžiu savo problemą. Antra pozicija yra kitas žmogus, ar ne? Tai kito žmogaus požiūris, ar ne? Tai ši pozicija skatina įsijausti kito žmogaus situaciją, ar ne? Tai, tarkim, to paties kolegos ar vadovo ir pabandyti pamatyti problemą iš jo perspektyvos. Ir trečioji pozicija, tai tas neutralus stebėtojas. Aš mėgstu vadinti musę ant sienos. Gal tu turi kažkokią metaforą? Aha, kamera ant sienos. Kamera ant sienos, taip. Tai daug pasako jau šie žodžiai, musė, kamera, tai yra ta trečioji pozicija, kur asmuo tampa tokiu objektyviu stebėtoju, kuris neturi vidinių kažkokių jausmų, emocijų tai situacijai, ne, jis yra tiesiog stebėtojas. Taip kaip kamera ašarų tikrai neturi, musė lygiai taip pat, tai gali pabūti tos stebėtojai. Tai kuri tau pozicija dažniausiai galbūt atveria sprendimą į situaciją, 1, 2 ir 3, tiek kiek esi bandžiusi, ar tau asmeniškai, ar tavo klientams?
Man asmeniškai, kada esu empatija, tai dažniausiai antra pozicija padeda labiausiai atverti požiūrį į situaciją, pamatyti tą situaciją kito žmogaus akimis, ane, įsijausti truputėlį į jausmus, pažiūrėti ir man tada net padeda pačiai pamatyti save to kito žmogaus akimis ir suprasti, kad, aha, gal reikėtų man pačiai pasižiūrėti truputėlį iš šono kito žmogaus akim, ne, arba, vat, kaip sakau, atsistoti į kito batus. Tai man labai tinka. Šiaip kaip dirbus kiek su klientais, su šitą techniką, tai jiem labiausiai gal ta trečia pozicija, jiem tinka ta stebėtojo, kaip kažkas taip čiukštą atitraukia, žinai, ir pasižiūri į tą, ir nėra prisirišimo ne prie vienos, ne prie jausmų, ne prie kažkokių lūkesčių, ideologijų, konceptų, tiesiog tas stebėtojas jis toks kaip iš šono, ne, tą, apibūdina, truputį pakomentuoja, tą apibūdina, pakomentuoja taip iš šono, žinai. Nėra to prisirišimo, ne prie vieno, stebėtojas jis yra šitą nešališkas. Ne? Tai vat, jis leidžia taip pažiūrėti į tą situaciją. Taip bent jau su klientais, tai ta trečia. Man asmeniškai antra. O kaip tau yra? Man taip pat antra, žinok, nes pirma savo poziciją, tai dažniausiai, jeigu šiek tiek save paanalizuoji, pareflektuoji, tai tos taškus į tą situaciją jau daugmaž matai. Bet antroji pozicija, jinai nėra lengva, įsijausti kitą žmogų, ar ne, nes norisi kartais, į tą kitą žmogų, o čia reikia kažkaip susijimti ir pagalvoti, o gerai, jeigu aš dabar būčiau to žmogaus vietoje, ar ne, ką aš jausčiau, ką galvočiau, kokie būtų mano poreikiai ir taip toliau. Ką aptarsim, tai dabar tiesiog labai nesiplėsi, tai man irgi, žinok, yra antroji pozicija ta. Ir tada iš karto paminiu, kad galbūt jau pastebėti iš mūsų kalbėjimo, kad tai technika tinkama spręsti užklausą susijusius su santykiais. Tai ši užklausa nelabai yra tinkama, jeigu turite kažkokį tikslą į ateitį, ar ne, norite kažką pasiekti ir esate kaip vienas tas keleivis, ar ne, savo kelionėje, tai kitas technikas yra labai tinkamas. O šiaip, jeigu yra kažkoks antras žmogus, gali būti ir trečias, ir ketvirtas, gali būti komanda, ar ne? Komanda, tarkime, ir jūs, bet tai turi būti kažkoks santykis. Ir tuomet galima šią užklausą ir taikyti. Tai ką, tai aš manau, kad mes galime truputėlį smulkiau panagrinėti tas visas pozicijas, ar ne? Ir pažiūrėti, apie ką tai yra. Tai mūsų tikslas yra, jums perduoti tą žinutę, kuo tai yra naudinga. Nes kartais atrodo, kad daugelis klausia, apie ką tas klausimas, ar ne? Tai suprasti, kas tai yra ir apie ką tai. Tai pirmoji pozicija, tai kaip ir minėjau, tai yra į situaciją žvelgti iš savo, iš tos asmeninės perspektyvos. Ir kaip manai, kodėl yra naudinga į situaciją žiūrėti iš savo perspektyvos, iš savo taško, kokia nauda žmogui. Jau vien tai, kad atsistoju ir pasižiūriu į tą situaciją iš savo perspektyvos, nes dažniausiai nesustojam, darom tai automatiškai, dažnai įkrentam į kažkokias tai emocijas, kurios nuneša į dar daugiau istorijų sukūrimo galvoje. Tai tas toks apskritai sustoti ir pasižiūrėti į tą situaciją jau duoda daug perspektyvos, pamatyti tą realų vaizdą. Atsitraukti truputėlį, tada išsiryškina ir mintys, išsiryškina ir emocija, išsiryškina ir lūkestis į tą santykį arba į tą situaciją, ne? Tai toks grynuolis pasidaro, man bent jau atsistojus į tą pirmąją aš poziciją, toks išsigryninimas visko, kas yra, pamatymas, kaip yra, kad manęs dažniausiai, jeigu pradedu gryninti, nebenuneša emocijos, jos yra, tada eina jas pastebėti, pasidėti, čia viena lėkštutė emocijų, čia mintys, žinai, čia kiti dalykai, įsitikinimai kažkokie. Tai man taip. O kaip tau yra? Aš tai galvoju apie poreikį, žinai, kai tu atsistoji į savo poziciją ir ši technika, pirmoje pozicija, tai leidžia pamatyti, kokie tavo poreikiai. Nes jeigu kažkokia situacija, kaip sakai, emocijas pastebiu ar ne, tai tos kažkokios stipresnės emocijos, jos tai nėra apie kažką, tai yra apie savo kažkokius poreikius, ar ne? Poreikį būti pastebėtų, poreikį gauti dėmesį, poreikį apkabinti, ar ne? Ir tu tiesiog išreiški. Tai kaip atsistoji tą pirmą poziciją, pamatai tas emocijas, pamatai tas mintis, kurios kyla, ar ne?
panagrinėji, kokie poreikiai yra tavyje ir kurie nėra įgyvendinti, išpildyti, ar ne, ir tada ta situacija, atsiveria. Taip, ne tik emocijai, leidžiame, jį atsiveria. O tai, manau, kad sustiprina tą visą tokią savimonę, pradedame plačiau mąstyti, ar ne tik apie emocijas, ir pradeda ta mūsų tokia vidinė motyvacija, už kurią spręsti tą problemą, nes mes suprantame, ar ne, kad toks tas mūsų poreikis, suprantame, apie ką tos emocijos, apie ką tos mintis, ar ne, tai mes suprantame lengviau veikti. Tai kaip vaikas, žinai, būna, kuris žvėgė rėkia ten ir nieks nesupranta, kas jam yra, ir jis pats nesupranta, ir sunku jam sustoti, ar ne, save motyvuoti sustoti, jam reikia pagalbą iš šalies. Tai lygiai taip pat ir suaugęs žmogus, tai jis jau gali gebėti save sukontroliuoti ir pastebėti, apie ką yra tas visas emocijos. Tai ar dažnai save pagauname tose emocijose, tarkim, kažkokias situacijas ir pastebi, kad aha, čia tokia emocija, aha, čia mano toks poreikis, aha, čia tokias mintis atvedė iki tokios emocijos. Įdomu. Aha, taip, tai yra nuolatinė tokia, žinai, savistaba nepertraukiama, nes jeigu kyla emocija, aš stebiu, iš kur kyla, kokia situacija, ne, vat, kas atliepia, ar tai dėti kažkokią tai reikšmę, ar tai yra tik tai praeities kažkoks tai, ne, suformuotas dalykas, kuris iškilo, ne, emocijos pavidalu, prisiminimas kažko, ne. Ir žiūrėti, kartais taip, va, tu labai gerai papildai mane, kad apie poreikius, va, ar tai kažkokių poreikių, ar čia dabar kyla, ar tai iš praeities. Ir taip išdiferencijavus eina atskirti, ar tai uždėti didelę kažkokią reikšmę yra reikalinga spręsti, nes kartais reikalinga yra eiti giliau ir įspręsti. Tai asmeniškai ir daug neįsiplečiam, taip, aš taikau tai kasdien, dažnai savęs klausiu, kaip aš jaučiuosi, arba net tiesiog einu ir sakau, va dabar tai pajaučiau ten nuovargį, arba dabar tai supykau, arba dabar nusivyliau, arba dabar tiek džiaugsmo daug jaučiu. Kalbu apie emocijas jau gal, nežinau, kokie 7 metai ir tai yra natūrali verbalinė pas mus bendravimo forma, netgi šeimoje, kalbėtis apie emocijas. Tai yra labai natūralu ir kiek tai dadėjo man stiprumo naudoti būtent 3 pozicijų techniką, aš galvoju, kad tai dadėjo. Ir toks gavosi labai lengvas panaudojimas ir suvokimas, kas tai yra 3 dalių ta pozicija. Tai vat labai gražiai ir pasakai, kaip šią poziciją žmonėms, kurie nėra coacheriai, galima, ir kurie yra coacheriai, bet galima panaudoti toje kasdienybėje, ar ne? Tiesiog bendraujant, komunikuojant šeimoje. Nes iš tikrųjų, naudojant tą techniką, būnant toje pirmoje pozicijoje, mes kaip ir prisimam jau atsakomybę. Jeigu jau analizuojame savo emocijas, poreikius, tai kaip prisimu tą atsakomybę, kaip aš reaguosiu, ar ne? Ar aš kaltinsiu kitą žmogų, kad tu man to neduodi, ar ano. Ar aš prisimsiu atsakomybę ir sakysiu, aha, va tas mano nuovargis, ar ne? Kas iki to nuovargio mane atvedė, galbūt aš nemiegojau, ar ne, tai vis dėlto gal mano atsakomybė, kad aš tą emociją iššaukiau, ar ne, galbūt reikėtų man skirti daugiau tam dėmesio, nes kaip ir pati paminėjai, kad mintims ar mes suteikiam reikšmę, ar nesuteikiame, irgi labai svarbu, ar ne, tai kai mes jau pradedame analizuoti, tai atsakomybės neišvengsime, toliau ką darysime su to analize visą. Tai lygiai taip pat ir coachingo procese, coacheris mes pakalbėsime truputėlį, kokiais klausimais atveda, ar ne, iki atstot, bet atsakomybę prisimti teks, jeigu jau užsiėmėte savianalizę ir norite to rezultato. Kelio atgal nėra. Čia, žinai, kai būna, žmogus pradeda analizuoti, o ne, čia reikės daug dirbti, laivų nėra. Būna ir taip, tikrai būna, bet jeigu jau įneri į tai paskui ties taip, kaip bent jau man aš atsisuku, ne, vis dėlto lendu ir panalizuosiu ir pažiūrėsiu, paskui įsisprendžia ir taip, kaip rankan, žinai, nuima. Ir aišku, pirmoji pozicija leidžia suvokti savo asmeninės ribas, ar ne? Išsiaiškinti, kas man yra priimtina ir kas man yra nepriimtina būtent toje konkrečioje situacijoje. Galbūt kažkuom papildytum, ar dažnai brėži ribas ir kaip tau tas apskritai ribų savoka ir ar egzistuoja,
Ar laisvai. Egzistuoja ir aš tada kartais savo net keliu klausimą, ar ne per daug esu prisibraižius aplink save, žinai, kvadratų, trikampių ir taip toliau tų ribų, nu, tokių įvairių formų, bet tiesiog taip man tai yra labai svarbu, mano ribos tai yra asmeninės tos ir lygiai taip pat atsižvelgiu ir kitų žmonių irgi, nu, nubrėžtas tas ribas, nes tai padeda labiau tausoti save, labiau save mylėti prie viso ko ir tuo užtikrinti visapusišką holistinę sveikatą. Tai tas ribų nubrėžimas, kažkartais, kai juokauju, galvoju, ar ne per daug esu prisibraižius, nes tikrai mėgstu ir asmeninį laiką ir mėgstu ir savo pirmiausia poreikius pastatyti visų, nes turiu tą tokią, žinai, koncepcija, kad jeigu aš pirmą patenkinu poreikius savo, tada aš esu laiminga ir tada aplinkui mane visi yra laimingi. Žinai. Bet čia labai lengva nuvažiuoti, čia toks lyrinis nukrypimas, žinai, labai lengva nuvažiuoti, įeiti į tą tokį egoizmą, viskas apie mane, man, žinai. Tai reikia labai vėl atsistoti į to pirmą poziciją ir pažiūrėti, ar ne per daug nuėjau į tą egoizmą, žinai, ar kiti nėra labiau pastumti negu mano poreikiai, kurie irgi kartais gali palaukti. Tu tik visada toks, aš sakau, yra balansavimas. Gyvenimo balansavimas, taip. O ką tu apie ribas? Kaip tavo ribos? Man ribos tai visų pirma yra apie tai, kad aš žinau, ko aš noriu. Nes atrodo, čia ta dažna sąvoka brėžti ribas, būtina ribas darbe, šeimoje, visur reikia brėžti ribas, čia visi jau šaukia garsiai, bet man ribas yra apie tai, ko aš noriu žinoti. Nes kartais žmonėms atrodo, nusibrėžti ribas, kur man tas ribas brėžti, ar ne? Tai svarbu pirmiausia išaiškinti, ko jūs norite. Ir kai žinosit, ko norite, tiksliai tada žinosite, kuri ribą brėžti, ar ne? Jeigu žmogus blaškosi, ar ne, ir turi abu negraži ir sako man, ir tas nepatinka, ir anas nepatinka, ir paklausia žmogaus, o tai ką tu nori, ar ne? Kas būtų tau geras dalykas, kad, nežinau, darbo sąlygos, ar ne? Tokias, ką tu turėtų duoti, tada tau būtų, sakytum, dabar tai gali dirbti. Žmogus sako, nežinau, ar ne, tai sunku tada brėžti ribas, ar ne, tarkim, bendraujant su vadovu, nes tu nežinai, ko tu nori. Bet jeigu tu žinai, ko tu nori tiksliai, ar ne, tai tada tu gali brėžti tas ribas. Tai tas asmeninės ribas man yra apie tą žinojimą, ko tiksliai tu nori. Tai va, ir žinoma, ta pirmoji pozicija, būnant toje pirmoje pozicijoje žmogus gali išaiškinti, kokių veiksmų jis gali imtis, ar ne, nes kad tavo situacija pasikeistų. Neužtenka pagalvoti apie tas mintis, kokias tos emocijas, kokie tie poreikiai, bet ką aš dabar darysiu su ta informacija. Ne? Aš žinau, kur ta emocija, aš žinau, koks mano poreikis buvo iššauktas, ar ne. Aš žinau, kad aš dabar galiu šitą situaciją keisti ir ką aš dabar darysiu kitaip. Ir tai skatina tą atsakomybę, ir ne, vėlgi prisimtas už savo sprendimus ir veiksmus ir negali jau sėdėti ir pasyviai laukti, kol tas kitas žmogus, ta kita pusė, pats pradės keisti situaciją. Tai veiksmų planas visada pagelbėja sprendžiant situaciją. Tai va, galbūt kažką norėtum papildyti, kalbant dar apie pačią tą pirmąją poziciją. Man labai taip nuskambėjo, taip žinai, ir informatyviai, profesionaliai, ir kartu labai taip paprastai iš mūsų pusių asmeninių tų pasidalinimų, tokių labai lengvai, manau, galim judėti toliau. Kaip tu manai? Manau, mes dvi kaučeriai, žinai, kaip prašyčiai, kaip ta. Tai aš tikrai manau, kad tikrai galime važiuoti toliau. Tai mūsų laukia dvi pozicijos. Tai ta antroji pozicija dabar, kuri tiek man, tiek tau iššaukia daugiausiai tokio pažinimą ir tos situacijos sprendimo tokių galimybių, ne? Tai antroji pozicija, tai yra kito žmogaus batai, liaudiškai sakant, kito žmogaus batai, tai reikia atsistoti. Ir dažnai yra tas sakoma, atsistoti kito žmogaus batus. Kaip manai, ar lengva yra atsistoti kito žmogaus batus ir nuoširdžiai pamatyti situaciją iš kito žmogaus perspektyvos? Čia turėtų būti labai gilus atodūsis ir tikrai nėra paprasta atsistoti į kito žmogaus batus, nes čia sukyla labai daug emocijų ir labai daug pasipriešinimo, nenoro gal pasižiūrėti, nes, kaip, taigi aš teisus, taigi aš geriau žinau, ne?
čia man čia kažkas, tai čia tam žmogui reikia keistis, man tai nieko nereikia daryti, ne, ypač pradžioj tas, čia su manim tai viskas gerai, čia kokius batus. Tai tikrai reikia turėti taip pasikauščius drąsos, kad atsistoti į tuos kito žmogaus batus, kad labai giliai įspręsti šitą situaciją. Tai kuo dažniau mes save įdedame tą kito žmogaus batus, mes, žinoma, tą empatiją labiau ugdame, ne? Bet kartais žmonės turi tą prigimtinę, kur nuo pat mažens jį jau matosi, o kartais žmonėms reikia ugdyti empatiją, ne? Tai vat, antroji pozicija, kito žmogaus batai padeda ugdyti tą empatiją ir įsijausti kito žmogaus jausmus ir situaciją. Nežinau kaip tau, bet aš kai vedu sesijas ir taikau šią techniką, tai labai dažnai klientai peršoka, būdami kito žmogaus taške, kalbant iš kito žmogaus perspektyvos, labai dažnai grįžta į tą pirmąją poziciją. Tu jau visą savo jau dalį papasakojai, dabar mes esame ten, kur tas kitas žmogus, ar ne? Tai kaip tavo? Ar dažnai tenka pastebėti šį niuansą, ar nelabai? Tikrai tenka pastebėti, tikrai būna pasakoja ir paskui tik tai ir nuneša ir jau aš. Ir iš tikrųjų, prisipažinsiu, man taip pat būdavo pradžioje. Tokio reikia labai didelės koncentracijos ir dėmesio, būnant toj pozicijoje, kad nenuneštų tas aš. Jis tikrai nuneša ir tai natūralu, ir tai neišsigąsti, kad ar ten klientą nuneša, ar asmeniškai nuneša, ar mes būsim kaip klientai pas kažką coacherį ir mums duos tą metodą trijų pozicijų. Tai tiesiog priimti tai natūraliai, kad tai tokia kaip natūrali eiga būtent šitos technikos, kad nuneša. Coacheris yra tam šalia, kad jisai pagražintų, primintų mum, kurioj pozicijoje yra ir jeigu pats savi kaučino žmogus, tai irgi nuneš ir visada galima sugrįžti ir visada mes galim mokintis, bandyti kiekvieną kartą ir viskas su tuo yra gerai. Taip, svarbu pastebėti, labai teisingai. Dirbant su kaučeriu, žinoma, lengviau, nes kaučeris yra šalia, stebi jūsų verbalinę kalbą, ką jūs sakote, ir ar jau aš, ar vis dar Agnė, ar ne, ir kaip ir sakai, pargrąžina į tą poziciją, iš kurios dabar mes ir kalbame. Ir antroji pozicija, būnant iš toje antroje pozicijoje, labai gera pamatyti kito žmogaus poreikius ir motyvus, ar ne, kodėl jisai toje situacijoje būtent taip elgiasi. Nes mes savo situaciją jau iš savo pozicijos išnagrinėjame ir dabar tas kitas žmogus, kaip jis jaučiasi, kokį jis poreikį transliuoja, kokias pas jį emocijas ir mintis yra. Ir aišku, vėlgi pasinekėjantis įdavo, o tik ką žinau, ką jis ten galvoja. Bet žiūrėk, tu dabar esi jo vietoje. Ne tu, ar ne? Tu dabar jau atsitrauki, tavo pozicija ten liko, esi to žmogaus vietoje. Ką tu galvoji? Ir tada dažnai atsiveria ir šiame tarpsime ir ašaros dažnai būna, nes toks jauti akimirką, kaip tau žmogus rūpi, ar ne, ir tu nori tą situaciją išspręsti ir tada pastebi, apie ką tas žmogus kalbėjo, ko jis norėjo, ar ne, kokie jo poreikiai būna. Tai tokia jautri akivaizda, žinai, susitinki su kitu žmogumi iš jo tos emocinės pusės. Ir aišku, visą to vedinį galime pagerinti santykius, ar ne, pastebėjus to kito žmogaus poreikius, jausmus, mintis, santykis gerėja. Žinoma, jeigu mes vėliau tą santykį keičiame, ar ne, kaip ir kalbėjom prieš tai, imamės kažkokių veiksmų. Tai tas santykis tada taip pat keičiasi. Ką dar galėtum paminėti apie antrą poziciją, kas tau galbūt yra aktualu, įdomu ir kažkokie niuansai, kuriuos pastebėjai? Išplėtojant dar tavo mintis, tai kad mes žmonės, mums būtinai reikia kito žmogaus ir mums reikia santykių. Ir mums su kiekvienu žmogum yra santykis svarbus, gal turim tam tikras pamokas išmokti, ne, istorijas perrašyti, ne, arba naujai pradėti kurti istorijas, bet toj pozicijoje dar ką norisi pasakyti, kad mes kartais pamatom, kad ten nėra dramblys, o ten yra tik musė. Nes mes tiesiog, kaip atsistojom į antrą poziciją, mes pamatom, kad ten yra, visai kitaip, negu mes įsivaizdavom. Išpūtėm iš musės dramblį. Ir tada taip atsigrėžia, čia ne dramblys, o čia tik tai musė yra.
Ir kitas žmogus lygiai taip pat turi irgi jausmus, jis turi savo poreikius, ar ne lūkesčius į mūsų pusę. Nu ir va tada atsiranda tas bendradarbiavimas, atsiranda toks noras gal bendradarbiauti tarpusavyje, jeigu mums tas santykis yra svarbus. Nesvarbu, kokie ten motyvai, ne, ar tai ten darbiniai motyvai, ar tai yra labai glaudus asmeniniai, ne santykiai, bet toks atsiranda motyvas bendradarbiauti ir kurti kažką gražaus. Nu, nes kaip bebūtų, visi norim gyventi gražioje aplinkoje, tiek vidinėje aplinkoje, tiek išorinėje. Ir aš žinau, tokia mintis kilo, kad jeigu žmogus jau iškelia tą situaciją, tai jam jau rūpi, daugiau mažiau tą situaciją ir ją išspręsti jau rūpi. Gali būti aišku, ten tiesiog dėl savo gerbūvio, tokia, ne dėl savęs, bet vis tiek tai rūpi ir ta situacija nėra tenkinanti. Tai jeigu ją jau iškeliame, vadinasi, galime ieškoti sprendimų. Tai vat, kai pabūname antro žmogaus pozicijoje, tai žinoma, tų konfliktų ir sumažėja, nes lavinant va šį raumenį, pabūti kito batose, mes dažnai kildami kažkokias situacijas su žmonėmis, greitai peršokame, toks įgūdis atsiranda, ar ne? Galime greitai peršokti, kad ir tas žmogus labai galbūt netinkamai tavo akimis elgėsi, bet tu gebi peršokti ir pamatyti, aha, kad žmogus galbūt pervargęs, ar ne? Galbūt jam stresas, galbūt reikia jam ne kažkokio dar papildomo darbo, o tiesiog pakviesti kavos atsigerti, ar ne? Ir tas įgūdis lavėja ir galima tuomet labai daug konfliktą ateityje išvengti tiek su tuo žmogumi, tiek ir su kitais, kitose aplinkose, kur yra komunikacija vyksta. Ir tai va tokia ta antra pozicija, viskas apie kitą žmogų. Ir man, nežinau, šita pozicija labai patinka pabūti antroje pozicijoje, nes, sakau, man toks atsiveria, atrodo, visiškai kitas laukas. Ir jeigu dar giliau paanalizavus, pažiūrėjus apskritai, koks to žmogaus gyvenimas buvo, o dievulis, žiūrėk, ten jam ir kažkas su tėvais galbūt nelabai, ir kažkoks ten santykis, galbūt jam ten tos meilės, galbūt jam ten to dėmesio. Galbūt jis taip visą gyvenimą kabinasi, ar ne, per kovą, kad išgyventi, kad parodyti save. Ir taip, jeigu dar geriau pradedi analizuoti, tai negali to žmogaus nepriimti. Atrodo, jau neįmanoma. Tikrai dažnai ir kaip net nedirbdama su klientais, jeigu kažkas ateina ir užmeta iš karto etiketę užlipina, man tai nepatinka, nes ir aš sakau, palauks, kol tu žinai jo gyvenimo istoriją. Kokią to žmogaus istoriją, tai va šitą poziciją tikrai leidžia pažiūrėti į kito žmogaus istoriją ir labiau suprasti. Aišku, galbūt natūraliai kyla klausimas, nu tai gerai, tai turi tas žmogus istoriją, tai ar aš dabar turiu toleruoti tai, ne? Aš mano aplinkoje yra dabar tokia situacija, kur atrodo, nu gerai, ten tas žmogus yra toks, ar ne, bet jis netinkamai elgiasi, ar tai man toleruoti, ar ne, ir priimti, nes jis turi istoriją kažkokią, ar tikrai. Tai čia ne apie tai, kad priimti, bet tiesiog ta situacija, jeigu tu dėl savęs nori truputėlį ramybės, tai tu ir paanalizuosi, ar ne, truputėlį ir giliau, ir atsisuosi tos batus, ir suprasi, ir priimti kažkokius sprendimus, ką tu darysi, kad neperlipti per to savo vertybės, ar ne, ir juos nesikirstų, kažkokius veiksmus atliekant, bet savo vertybių toje zonoje, ką tu gali padaryti, ar ne, paanalizuoti visai vertybę. Tai va, reikia mus. Taip, kažkokiu pertraukiu. Ne, sakau, tikrai taip. Ir trečioji pozicija. Šiaip tau trečioji pozicija. Ta kamera, kaip minėjai. Oi, gerai, ta kamera, tai man visada labai asociacijų daug sukelia iš tikrųjų su meditacija, nes daug metų medituoju ir tas yra toks, kad junkit stebėtojo poziciją. Aš atsimenu, kai pradėjau meditacijos mokintis, tai, sako, bus vaizdas, būsit jūs ir bus stebėtojas. Bet iš tikrųjų fokusuotis į tą stebėtoją. Niekaip nesuprasdavau, kas tas stebėtojas. Tik po daug metų man tas stebėtojas išaiškėjo ir paskui dar tas stebėtojas atsiranda ir coaching, kas tas stebėtojas, tai taip dar daugiau įneša to aiškumo, kad kažkas yra, kas atsitraukia ir subjektyviai nebevertina tos situacijos. Tiesiog pastebi iš šono. Ne? Meditacijoje mes taip irgi darom su savo mintim, ne su savo pojūčiais, kurie kyla irgi stebėtojas vyras. Tiesiog stebi, nevertina nieko.
O čia coachingė dar profesionaliau įsijungia tiesiog apibūdinimas. Aš taip paprastai sakau, apibūdina situaciją, apibūdina kalbėseną, jauseną, ne, kažkokius tai kūno kalbą dar gali irgi, va tiesiog, ne, nu, va taip, be prisirišimo, ne, ir labai gera pozicija pažiūrėti iš šono, nes jausmai ar toj pozicijoje, ar toj dažniausiai jie nuneša. Arba įsitikinimai irgi labai, jeigu gilus, ne, ir ypač iš aš pozicijos, tai jie labai nuneša. Nu, ir labai sunku išeiti iš tos situacijos, išeiti iš tos konfliktinės, ypač santykių situacijos. Tai stebėtojo pozicija, jinai tokia yra, nu, truputį aukštesniam lygiai ir labai profesionaliai padeda išspręsti situaciją. Taip, aš dabar gyvenu tokiam gyvenimo tarpsnyje, tai labai daug veiklos ir atrodo, būtų kokioje, nežinau, parduotuvėje laiko paketėlį, tai aš nežinau, atiduoti savo atlyginimo, kad galėčiau jį nusipirkti, bet dėja, laiko nenusipirksiu ir aš pastebėjau, čia va kalbant apie tą stebėtojo poziciją, pasidalinsiu, atstovau į tą stebėtojo poziciją ir pradėjau save stebėti, kaip aš kalbu. O aš kalbu taip, kad o dievuli, niekur nespėju, visur 5 minutės vėluoju, čia tiek to laiko dabar nedaug yra, čia reikės eiti miegoti, čia dar kompiuteris burzgia, čia 5 keltis, čia nespėsiu galbūt išsimiegoti. Ir aš pastebėjau, kad aš tai pradėjau su savimi komunikuoti. Ir ne tik su savimi, bet ir aplinkai tą transliuoti. Ir kai atsistojau į tą stebėtojo poziciją, aš pradėjau savęs klausti. Nu gerai, dabar tu pasižiūrėk į Dovilę. Pasižiūrėk, ar jinai tikrai nieko nespėja. Ne, baisiai daug spėja. Ar yra darbų, kurių jinai nespėja, kaip viską spėja, ką susiplanuoja. Ar jai tikrai reikia to papildomo laiko? Šiaip tai kaip ir ne. Ir va, kai aš pastatai save į stebėtojo poziciją, tai pamatai ir kaip tu komunikuoji. Čia va, galima tą stebėtojo poziciją, ar ne tik tai į situaciją su kitu žmogumi, bet į save tiesiog galima koncentruoti bet kur. Tiek coachingė, tiek asmeninėme gyvenime, tiek jogoje, ar ne, ir visur. Ir labai tas vertinga, bet iš tikrųjų negailint savęs, ar ne? O taip, tikrai nespėja, tikrai to miego jai trūksta, bet kaip iš tikrųjų yra, nes stebėtojas, kaip ir kalbėjai, jis neturi tos emocijos, jisai tiesiog žiūri, ar ne? Kamera, jinai tiesiog mato juodą baltą spalvas, nu, spalvotą galbūt, bet jinai nemato, kad kokias ten emocijos viduje pas žmogų verda, kokias mintis eina, ar ne? Kokios patirtis galbūt buvo, nemato, mato dabartinę situaciją, nes tikrai nieko ten žmogus nuspėja, žinai, ir tai vat labai vertinga pabūti toje stebėtojo pozicijoje ir pamatyti šiek tiek tą platesnį vaizdą. Ir ką čia dar apie tą mūsų stebėtojo poziciją. Labai vertinga jį, manau, konfliktinėse situacijose, ar ne? Kaip manai, kokia vertė, jeigu yra, nežinau, poroje ar darbinėse santykiuose, konfliktinė situacija, stebėtojo pozicija būtų vertinga? Konfliktinėse, ne būtent situacijose. Įsivaizduoti, nežinau, darbe, konfliktinė situacija, bet su darbuotojas vadovas yra konfliktinė situacija. Parodyti tą tokį labai paprastai, ne, tą tokį, nu, tą realų vaizdą, žinai, kad, nu, va taip yra ir kad va taip yra. Ir tada tokio svorio gal taip nebelieka tiek daug, bent jau man, žinai, aš va taip visada galvoju, kaip ta trečia pozicija man taip daug imponuoja, kad nebelieka to susireikšminimo reikšmės tokios didelės, nu, tokios, nes, nu, tikrai, kai įkrentam į emocijas, tai ten nuneša visiškai ir tiek daug tos reikšmės uždedam, kad ir šitą kamerą leidžia pamatyti, kad to svorio tokio daug nėra. Nei toj situacijoj, nei toj situacijoj. Bent jau man. Nežinau kaip tau. Kokių tu įžvalgų turi? Tai tą patį pasakyti, kokios ir mano mintis, kad nuima tą reikšmę. Nes kaip ir kalbėjau, kad ta reikšmė ir ateina iš mūsų patirčių, iš mūsų emocijų ir kai tu neteiki tam reikšmės, tai kažkokioje konfliktinėje situacijoje, jeigu jį vyko ir galbūt negebėjome savęs suvaldyti, mes visada galime į tą situaciją jau po faktum pažiūrėti, ar ne, ir panalizuoti, kad vyko konfliktas didžiulis, ar ne. Gerai, aš toje situacijoje, ką matau, Dovilė, ar ne, kaip stebėtojas žiūri toje situacijoje, kokia jos kūno kalba, koks jos balso tembras, ar ne, kokius žodžius jis sako, ten tarkim vadovas, ar ne, kokia jo kūno kalba. Ir panalizuoti tą situaciją galima po visko tam, kad ateityje prisimtume atsakomybę, galbūt kitaip reaguoti, ar ne.
Tai vat tą reikšmę nuėmus tikrai atsiveria šiek tiek platesnis vaizdas ir pamatom, kad ne apie tai, kad galbūt aš neteisus ar aš teisus ar ne, bet tiesiog realią situaciją, kaip yra iš tikrųjų, kaip pasakyti, ar ne, žmogus, kuris mato, bet nepažįsta tavęs, ar ne, kaip jam atrodo iš šalies, nes dažniausiai būna, jeigu kažkas pasako iš šalies, tai sakai, nesikišk, čia ne tavo reikalas, nieko tu nesupranti, ar ne, tai vat ta stebėtojo pozicija, jinai vertinga šitos pusės, kad mes galime tų naujų tokių įžvalgų pamatyti, ar ne, nuėmus tą visą emocinį foną. Tai va, 3 pozicijos. Pirmoji esu aš, antroji yra kitas žmogus, ar ne, tai situacija, ir trečioji yra stebėtojas, mušė kamerą, arba kas jums yra patogu. Ir coachingo metu mes šias pozicijas visas pereinam, ar ne? Nuo 1 iki 2, tada 3, jeigu reikia, yra poreikis, žmogus negebėjo dar atsiverti, nes jaučiasi saugus, galbūt nežinojo, kas čia per techniką, ir taip pat būna tokių žmonių, kurie nori pasitikrinti, tai galima antrą kartą vėlgi pereiti, arba naujų įžvalgų kažkokių atsiranda, naujų dalyvių gali atsirasti, ar ne? Galima pereiti ir antrą kartą, ir 3 kartą, jau 4 gal būtų labai ilgai, arba kita sesija, bet ją galima kartoti. Ir žinoma, po visko vertinga yra aptarti, ar ne, kas vyko, kuri pozicija buvo lengviausia, kuri pozicija pareikalavo daugiau kažkokių resursų, ar ne, pagalvoti. Ir žinoma, geriausias sprendimus, ką darysiu toliau, priimti iš stebėtojo pozicijos. Ar tu darai kitaip, įdomu? Ar stebėtojo pozicija, ar kai grįžti į aš poziciją, priima sprendimą? Žinok, mano situacijose, dirbant su klientais ir pačiai, tai grįžtant į aš. Kažkaip pritaikant labai daug informacijos ir įžvalgos iš trečios pozicijos, bet vis tiek grįžtant į aš, ir tada yra daroma sprendimai. Dažniausiai, praktiškai galėčiau sakyti visada, kiek teko naudoti šitą techniką. Nes ką aš darau, tai visada stebėtojo pozicija, visada skatinu klientą, ką patartum daryti, ką reikėtų daryti vienai, kitai pusiai, tam, kad šita situacija sušvelnėtų ir atneštų kažkokį sprendimą. Tai žmogus jau tada iš tos emocinio to fono priima sprendimus ir tada grįžtam į pirmąją poziciją, bet sprendimai būna ten. Ir dažniausiai labai minimaliai koreguojasi jau pirmoje pozicijoje. Toks netgi kartais būna, kad to kitas žmogus truputėlį jau kažkaip gaila, ten, jeigu labai jau ten aštri emocija buvo iš mūsų pačių ištransliuota, ar ne. Ir savęs kažkaip gaila, to norisi tada tą situaciją tikrai išspręsti, imtis veiksmų ir nepalikti taip, kad kitą kartą jinai tiesiog nepasikartotų. Tai va ta nauda tokia ir yra, kad sumažina tą emocinę tokią įtampą, padeda šiek tiek iškviesti apskritai problemos, tą suvokimą, ar ne, sąmoningumą skatina. Aš manau, ir jogoje yra tas labai aktualu, ar ne? Jo, labai. Tai ir čia toks savianalizė, ar ne, tas sąmoningumas skatina. Ir stiprina empatiją, ar ne? Empatija ne tik tam žmogui, bet empatija ir savo, kas irgi, manau, yra labai sveikas ir geras įgūdis turėti empatiją ir savo. Tai ne tik plakti, kaip dažnai būna šiaip. Tai aš galvoju, gal mes tada galime padaryti tokią mini demonstraciją iš to, ką mes kalbėjome, kaip tai atrodytų realybėje, ar ne? Tam, kad jūs susidėliotumėte, ką mes kalbėjome ir galbūt dar kažkokių naujų aspektų pamatysite, klausimus išgirsite, ar ne. Coachingo specialistai tai gali tos klausimus naudoti ir sesijas, žmonės, kurie nėra šios srities atstovai, gali juos tiesiog panaudoti savo asmeniškai. Ir kokia, aš tada pabūsiu, pravesiu tave, jeigu tau tinka. Gerai. Kokią situaciją norėtum pagvildenti, kad galėtume atskleisti? Dar paminėsiu, kad šita situacija bus tokia nebūtinai mums aktuali. Norėjome, kad tiesiog būtų kuo aiškiau pademonstruoti, nenuklystume kažkur į kitus niuansus. Tai jeigu galėtume šiek tiek.
Gerai, galim kažkokią situaciją paimti, kuri tokia tinkanti būtų nedaugumai, tai gali būti darbinis kažkoks konfliktas tarp dviejų kolegų. Vienas kolega labai daug daro, ir jaučiasi, kad jis daro per daug, o kitas tiesiog norėtų daryti daugiau, bet nejaučia, kad tas kolega leidžia iniciatyvos imtis, rodyti kažkokių tai naujų idėjų, iškelti naujas idėjas, Nu ir va tas konfliktas atsiradęs tarp dviejų kolegų, tai dabar pagalvosiu, aš dar kojo čia batoj pozicijoje pabūti. Tai tas, kur gerai, pabūsiu tas, kuris labai, labai reiškia, daug erdvės užima ir neleidžia kitam, kolegijai, paimti mane, kurios vardas bus Agnė, tiesiog sugalvoju dabar ekspromptu, tai ir neleidžiu jai pasireikšti ir iniciatyvos rodyti. Ir taip atrodo, kad jinai lyg per mažai daro, bet pati lyg ir iš tikrųjų nematau, kad stabdau, bet taip maždaug situaciją papasakau, gal tu kažką papildyti norėtum šitą situaciją. Tai tas žmogus, kuris daro projektus, kiek teisingai suprantu, labai daug imasi iniciatyvos ir yra tavo kolegė Agnė, kuri imasi mažai iniciatyvos, ir tau atrodo šalies, kad jį per mažai daro, ir tau tenka didžioji atsakomybė šalies. Tokia mūsų situacija. Gerai, ir kuo tu vardu būsi, jeigu taip jau, žaidžiam tokį siužetinį. Tai būtų Eugenija. Tegu būna Eugenija. Gerai, Eugenija. Tai nupasakai situaciją, ar ne? Galėtų man truputėlį papasakoti iš savo pozicijos, pirmoji pozicija, tai esi tu, Eugenija, ar ne? Ką tu šioje situacijoje konkrečiai jauti? Kokios emocijos tavo yra iš šią situaciją? Aš jaučiuosi pikta ir pavargusi, nes tikrai labai daug paskutinių metų dirbau, o mano kolegė visiškai nesitraukia į šitą veiklą, mažai daro, turiu viską daryti pati, esu dažnai pikta, suirzus ir net ateinu visiškai susiirzusi ar pikta nuotaika nuo pačio ryto į darbą. Tai mano tokia emocinė būsena yra ir jinai taip tęsiasi jau savaitę laiko. Savaitę laiko, tokia emocija, pikta, susierzinusi. O ką šita situacija tau reiškia? Kodėl tu ją nori spręsti? Ką ji tau reiškia? Man jinai reiškia tai, kad ta būsena jau man nebepatinka ir nebepatinka būtent komunikavimas su savo kolegė. Toksai, koksai jisai yra dabartis. Bendravimas mūsų toks atšalęs, atšiaurus šiek tiek jau darosi ir tai sukelia man dar papildomai tokio svorio, nes išsinešu tą visą problemą į namus. O ką tu norėtum šioje situacijoje? Koks tavo tikslas yra? Koks tiksliai nori? Aš norėčiau pirmiausia taip, kad viduje kitaip jaustis. Aišku, norėčiau, kad ir kolegės požiūris į darbą pasikeistų ir kažkaip rastumėm tą bendradarbiavimą, dėl to ir kreipiausi su užklausa į jūs. Ką tu manai apskritai apie kitą žmogaus elgesį, ar ne? Kokia tavo nuomonė, kaip jį elgesi? Manau, kad tas elgesys yra neatsakingas toksai šiek tiek ir visi dirbam, įsitraukiam į darbus, dirbam vienoje kompanijoje ir norėtųsi, kad man nereiktų daryti už kitą žmogų, kad pats jis atliktų savo darbus. Tiesiog atliktų darbus, tau nereikėtų, ar ne, už kitą žmogų. Kaip ši situacija konkrečiai tave paveikia? Šitą situaciją kaip mane konkrečiai paveikia. Tas neįsitraukimas į darbus mane paveikia taip, kad aš tiesiog puolu nieko nelaukus daryti darbus, kurie nėra mano kompetencijų. Ir net ne tik kompetencijų, bet ir kaip pareigybė. Darau kito darbą. Tai va taip ir paveikia, bet tiesiog nenoriu, kad lauktų, nes jeigu aš nepadarysiu, to kito žmogaus darbų, tada mano darbai taip pat nukenčia ir mūsų produktyvumas stoja ir nebeišjudam į priekį su rezultatais ir įmonės tikslais. Tai realiai, kaip ir sakai, produktyvumas, nukenčia. Taip. O jeigu Agnė būtų šalia tavęs, ką tu jai norėtum pasakyti?
Jeigu nesivadovaučiau emocijom, tai norėčiau parašyti, kad jinai įsitrauktų daugiau į savo pareigybės ir darytų darbus, kurių man nereikėtų daryti. O jeigu išsitrauktume emocijas? Turbūt apriekčiau labai, tai pasakyčiau su tokiu suirzusiu tonu, kodėl tu dabar nesiemi darbų ir kodėl man čia viską reikia daryti už tave, kokia tu nedėkinga ir taip toliau. Tokias emocijas ar ne, tokie šūksniai, kurie neveda labai kažkaip. O ką tu, konkrečiai tu, Eugenija, galėtum šioje situacijoje su Agne padaryti? Kitaip padaryti. Aha, galėčiau pabandyti pasikalbėti, kas yra, ir pasidalinti savo jausmais ir visos šitos situacijos matymu. Kalbėti, pasidalinti, ar ne? Taip. O kokios savo yra ribos šioje situacijoje, ar ne? Dabar keistai iš tikrųjų, jokių ribų nebejaučiu. Jaučiu, kad nebeliko ribų, kažką anksčiau man sekdavo sene labai gerai nubrėžti, tai dabar jokių ribų nėra, nes visiškai prapuolį. Įsitraukiau tiek į darbus ir į uždarimą už kitą, kad ribų nebeliko. O kokių ribų norėtum? Norėčiau ribų, norėčiau daryti tik savo darbus, nubrėžti aiškiai tik tai, kad savo pareigybės atlieku ir tada neapsisunkinu savo galvos, bus padaryta ar ne, nes prisiimu atsakomybę už kito žmogaus neveikumą. Paimkim mūsų projektą. Taip savo, kai girdžiu, nusibrėži ribą, ar ne? Taip. O kitam žmogui, Agnei, kokias ribas norėtum nubrėžti? Aha, tai norėčiau nubrėžti, kad jinai atliktų savo darbus, tiesiog surašyti darbus, vos nenorisi, žinai, surašyti darbus jos ir paduoti tuos darbus, jeigu čia tavo darbai ir čia yra tavo ribos ir mano ribos, darom savo darbus. Ribos lygų darbai, ar ne, kurie priklauso. O kaip tu įsivaizduoji tą tolesnį sprendimą, kaip turėtų klostytis jūsų santykis, ką turėtum daryti, kad situacija keistųsi konkrečiai? Iš tikrųjų, komunikuoti, truputėlį gal palaukti, kad atslūgtų tie jausmai ir jau šiaip kalbant su tavim, jie slūgsta, nes įsigarsina situaciją labiau, ne taip negalvoju, visada buvo užsisukusi, ne ta situacija, tai įsigarsina ir taip eiti į komunikaciją, nes tai vis tiek yra žmogus, kuris yra mano kolega, su kuriuo iš tikrųjų man gera bendradarbiauti, tiesiog šitam projekte nevažiuoja ir viskas, tai matyčiau, kad eiti į bendradarbiavimą ir ryšio kūrimą. Bendradarbiavimą ryšio kūrimą. Tai čia pirmoji pozicija, šie klausimai padeda išsiaiškinti žmogaus vidinę būseną, poreikius, motyvus ir viskas apie konkretų žmogų, apie save. Tai keliaujant tuomet Eugenija toliau, pademonstruosime tada antrą poziciją, tolesnį situaciją, kito žmogaus akimis. Tai aš norėčiau, kad dabar iškinėtum, atitrauktum nuo savo pozicijos. Nuo tos idėjos, kad persinusi visa, žinai, jau čia nori rėkti, šaukti, ir atsistoti į Agnės poziciją, savo kolegės, Agnės, su kuria kartu darote projektą, turite savo darbus, jos poziciją. Ir kaip Agnė šioje pozicijoje jaučiasi? Pirmas žodis, kuris kyla, tai užspausta į kampą, nes nėra galimybės man pasireikšti kaip Agnė. Užspausta Agnė, turi galimybės pasireikšti, ar ne? O ką tau kaip Agnė ši situacija reiškia? Būti užspaustai, neturėti galimybės pasireikšti? Tai, kad kadangi Eugenija tiek daug daro, tai man atrodo, kad gal neverta įsikišti, nes jinai daugiau patirties šitoje kompanijoje turi, o aš kadangi esu tokia naujokė, bet labai tokia dar ir nedrąsi, norėčiau savo idėjas pristatyti, kurios, manau, būtų naudingos šitam projektui, bet vis dar neturiu tos tokios pilnai motyvacijos ir drąsos, nes dar man bandomasis laikotarpis, o
Eugenija labai daug daro ir padaro, ima viską ir padaro ir aš tada tiesiog noriu likti nuošaly ir nieko nedaryti. Mhm. O kaip manai, vat Eugenija, kaip tave mato iš šalies? Kokią tave mato? Mato tokią iniciatyvę visiškai. Iniciatyvinė. O ko Eugenija siekia, ar ne, šioje situacijoje, koks jos tikslas yra, kad jį kontroliuoja, ar ne, ima daug atsakomybės, koks yra jos tas tikslas, kaip tu manai? Siekti geriausių rezultatų. Kaip manai, ką ta Eugenija norėtų pasakyti? Kad turėčiau daugiau drąsos pasiūlyti savo idėjas ir iš tikro drąsiai imtis tų darbų, kurie yra man deleguoti ir daryti juos. Ir jeigu žinau, kad kažkur ir gal ir nepavyks, bet tikrai tikiu, kad viskas pavyks, nes patirties turiu anoje kompanijoje, man pavykdavo su tais pačiais darbais. Tai tiesiog gal daugiau su Eugenija, gal pasitarti, bet pati imtis tos iniciatyvos, tik tiesiog su ją pasiderinti ir gal paprašyti to padrąsinimo, kad palaikymo, nes dar truputį ir nejaukiai jaučiuosi, kadangi ta pozicija šitoje kompanijoje yra nauja. Tai bet iš tikrųjų, norėjau tavęs ir klausti, ką tas kitas žmogus Eugenija galėtų padaryti, ar ne, kad ta situacija pasikeistų. Tu įvardinai, kad padrąsinti galėtų, ar ne? Galbūt dar kažką galėtų jį padaryti, kad tu atėjtumai su tos iniciatyvos. Inicijuoti gal tą pokalbį ir pasikalbėti apie darbus, kad tikrai padrąsinti mane, kad aš galiu tų darbų imtis ir daryti ir dar kartą apsibriežti mūsų pareigybės ir būtent darbų sąrašą, kurį turime abi skirtingai kaip padaryti. O kokios gali būti Eugenijos, kaip manai, baimės, rūpesčiai šioje situacijoje? Tai tikriausiai labai atsakingai jaučiasi prieš kompanijos vadovybę, kad viskas laiku būtų padaryta. Ir taip pat aš pastebiu, kad Eugenija yra pavargusi jau tiesiog nuo to darymo, daug darbų. Kaip tu, Agnė, įsivaizduoji šitos situacijos sprendimą? Man reikėtų pačiai daugiau įsitraukti, bet norėčiau, kad ir Eugenija daugiau rodytų iniciatyvos ir komunikavimo, nes jinai daugiau turi patirties šitoje kompanijoje. Norėtume šiek tiek iniciatyvos ir komunikavimo daugiau. Tai va, tai čia antroji pozicija ir šie klausimai skatina geriau suprasti kitą asmenį, ar ne, kaip girdėjote, klausti, ar ne, ką galėtų Eugenija daryti, ar ne, kokios jos baimės yra. Ir šie klausimai, ar ne, tas suvokimas leidžia sukurti tokias sąlygas abipusiam supratimui. Ir keliaujame tuomet su šia situacija, stebėtojo pozicija, trečioji, ar ne, tas neutralus stebėtojas, be jokių emocijų. Ir tuomet vėlgi atsitraukime savęs, nuo Agnės, būk tą kamerą, kokia kamera bus, kokį vaizdą transliuosim, spalvotą ar juodai baltą? Spalvotą. Spalvotą. Tai šį spalvotą kamerą, kuri mato tą situaciją su Eugenija ir Agne, kad tokių emocijų ir tai situacijai neturi, nemėti, tiesiog matai ir girdi, ne? Matai vaiką ir girdi žodžius. Tai kaip tu matai šią situaciją, žiūrėdama iš šalies? Matau labai skubančią visur Eugeniją, kuri daro visada su papkute rankose, visur skubančią, kavą net vaikšto geria, o Agnę matau sulindusią į kompiuterį ir viską kažką tai rašančią į savo užrašinę, bet labai mažai atsitraukiančią nuo kompiuterio, o taip pat dar matau, kad Eugenija vis prieina prie Agnės stalo, bet apsisuka ir nueina toliau su popieriukais, nieko netarus, tiesiog pasitraukia ir nueina toliau tvarkyti reikalų. O Agnė tuo metu irgi matau, kad norėtų prieiti bendrauti su Eugenija, bet vis sugrįžta atgal prie savo kompiuterio ir prie asmeninio rašymo užrašų knygutę.
Okay. Viską papasakoju labai taip smulkmeniškai, ar ne, kaip tikra kamera, kuri rašė vaizdą. Taip. Kaip manai, vat, stebėdama iš šalies, kokį patarimą galėtum duoti tiek Agnei, tiek Eugenijai? Mhm. Tai Eugenijai patarimas būtų toks, kad kai priėjus prie stalo tiesiog prieiti ir pasidalinti, pirmiausia paklausti, kaip jaučiasi Agnė, ar jinai norėtų šiandien daugiau įsitraukti į darbus, pasiteirauti, kaip jinai jaučiasi, gal reikia kokio palaikymo ar padrąsinimo, o Agnei norėčiau duoti patarimą, kad jinai drąsiai atsiverstų tą savo užrašų knygutę ir jeigu ten yra kažkokios tai idėjos ir mintys apie projektą, kad drąsiai pasidalintų su Eugenija ir netgi pirma prieitų ir pasiūlytų Eugenijai tas savo idėjas. Dar Eugenijai pasiūlyčiau su to kava nelakstyti, o padaryti 2 puodelius ir ateiti pas Agnę, atsisėsti ir išgerti tuos 2 puodelius kavos ir aptarti jų bendrą projektą. Koks pasiūlymas, ar ne? Kaip tu manai, vat, šita situacija, kuri vyksta tarp Agnės ir Eugenijos, stebėtojo perspektyvos, ar yra kažkokia dinamika? Ar tai yra toks vienkartinis, ar 2 kartų situacija, ar vis dėlto toks atsikartojantis ir jau truputėlį subrendęs? Nu, toks truputėlį subrendęs jau reiškinys. O kokie svarbus faktai būtų va šioje situacijoje, kad situacija realiai keistusi? Ką turėtų konkrečiai daryti, abi pusės, kad situacija keistų? Bendradarbiauti ir labai paprastai kalbėtis. Tiesiog kalbėtis, nebėgti, nesislėpti vieną poziciją, kitai nebėgti ir tiesiog susitikti ir kalbėtis ir bendradarbiauti. Kaip manai, jos turėtų kalbėtis sekančioje situacijoje, ar reikėtų pasiplanuoti laiką, koks būtų toks optimaliausias variantas? Jau dabar, kada šitą situaciją tokia įgilėjus, įgilėjus, gal šitas žodis geresnis, tai siūlyčiau jau gal nieko nebelaukti, neplanuoti, o tiesiog, nes darbai vis dėlto laukia, darbai vyksta, projektas įsivažiavęs ir jau reikia spręsti čia ir dabar. Taip. O kaip manai, kuri pusė turi daugiau to vidinio resurso pradėti tą komunikaciją? Ar Daiva, ar Eugenija? Eugenija, tikrai Eugenija. Nes Agnė yra nauja, o Eugenija jau turi patirties ir įsidirbus ir kaip smagu palaikyti kolegą, kuris yra dar šviežias, naujas ir įkvėpti jį ir jau žinau, kad Eugenija tikrai dėl to geriau jaustųsi tikriausiai. Ok. Tai sakai, kad Eugenija turėtų būti ta iniciatorė, ne? Ačiū tau tada. Gali išsijungti tik kamerą. Taip, ir tada vėl prašysiu atsistoti į jau savo poziciją, į Eugenijos poziciją, pabuvoju ir savo, ir Agnės poziciją, ir stebėtojo poziciją, ar ne? Ir kaip manai, ką tu turėtum konkrečiai daryti, koks tavo žingsnis turėtų būti, kad ši situacija keistųsi ateityje? Eiti ir kurti ryšį, iš karto kalbantis apie dabartinę situaciją, nieko nelaukiant ir padrąsinti Agnę, dalintis ir bendradarbiauti ir tikrai drąsiai atiduoti darbus, nes noras įtikti vadovybei ir kad laiku suspėtume padaryti, bet tas noras ir įtikti, kad nenuvilti vadovybės iš tikrųjų užgožia ir kitą žmogų, kuris yra naujas ir jam reikia dabar palaikymo, kas yra daug svarbiau, nes mūsų kompanijoje net tas moto yra, kad vieni kitus palaikom, bendradarbiaujame ir elgiamės draugiškai vieni su kitais. Tai manau, kad turėtų šita vertybė, kompanijos personalo vertybė, atsistoti į pirmą vietą ir imtis iniciatyvos, rodant ir kuriant santykį bei ryšį, ir tada bus tikrai abiem daug lengviau dirbti šiame projekte. O sakai, kada galėtum tą komunikaciją pradėti, ne, tą pokalbį turėti laiką? Sekančią dieną, kai nueisiu į darbą, tiesiai kavos puodeliai 2 ir einu kalbėtis. Super, tai ačiū tau.
Tai tokia būtų, mes aišku, čia labai greitai prabėgame, ar ne, realybė, jeigu tai yra coachingo sesija, viskas gerai, nesvarbu, išspręsti tą problemą. Realioje situacijoje, bet tai coachingo sesija, tai būna daug ilgesnė ir pusantros gali valandos trukti šis pratimas. Tai daugiau klausimų atsiranda, kai yra emocijos ar ne, naujų įžvalgų. Čia mes kadangi pamodeliavome, taip pat gavosi greitas prabėgimas, parodyti kokiais klausimais mes einame per kiekvieną iš pozicijų. Realybėje truputėlį kitaip, ar ne, bet dėl to, kad tai yra tikra situacija, tikra užklausa, tikras noras išspręsti ją ir žinoma, emocijos jos įsilpnina. Tai va, tai aš tikiu, kad šis mūsų įrašas leis šiek tiek plačiau pažinti šią techniką ir situacijai, paeksperimentuoti ir pabūti kiekvienoje pozicijoje, ar ne, jeigu situacija jūsų netenkina. O galbūt jeigu ir tenkina, irgi visai smagu pasižiūrėti, ar ne, kaip kitas žmogus jaučiasi, kai viskas gerai. Ar turėtų dar Eugenija ką papildyti? Iš tiesų, nebe. Aš taip įsivaizduoju, kad čia tikrai eisi su kavos padėliu kažkur. Dviem kavos padėliais tikrai kažkur pas kaimynus ir keliausi. Žinok, viena pasėdės. Irgi gerai, irgi. Nes darbinga diena buvo iš tikrųjų dar mūsų šitas bendras susitikimas, tai dabar tiesiog bus toks hamakė pasėdėsiu su miežinės kavos, nes kavos nebegeriu dabar keletas mėnesių miežinės kavos podeliu ir tiesiog pareflektuosiu mūsų pokalbį, nes buvo labai geras, produktyvus ir toks dar pagilintas pačia irgi užsitvirtinimas, kokia yra gera 3 pozicijų, ar ne, technika. Taip. Tai eksperimentuokite, naudokite ir pasimatysim tada kitoje mūsų tokioje tokio formato sesijoje ir kalbėsim jau apie kitą, ar ne? Tai ačiū tau, skanios kavos ir iki pasimatymo kažkur kitur. Visą. Iki.